Kaip? Vaizdas geras? Jo. Labas rytas. Sveiks. Nu va, eisim biškį miestą. Nusipirksim valgyt. Va, grįžt kanadietis. Jo. Mano. Irgi gerai. Nu, tarsi porą žodžių. Gali taip, taip va papustryčiausim. Iški ir lipsim už valandos. Kur mes lipsim? Tu tvei. Tu tvei lipsim. Kas 4, kas klišas. Nieko, Kaunas matosi gerai. Tai va čia, va, biškį pabėgsim, va, po šlaitą, žinai. Biškis sniego yra porą žingsnių. Nieko čia nėra. Nieko čia nėra. Su dviračiu žvažiuot. 6 dienas reik, žinai. Nojus laivą užkėlė ten, tai mums čia užlipti be problemų, aš galvoju. Taip. Tai kažkas turėtų matytis, jisai. Ta anomalija. Na va, labą dieną visiems. Mes dabar čia su Andrium viešbutyje Daubajezid, tokia miestelį. Prie Irano sienos, netoli visiškai. Pusryčiaujam prieš važiuodami į Kauną. Žinai, bandysim kopti į Araratą. Oras labai geras, skamba. Nė vieno debesėlio dangui. Maistas irgi geras, turkiškas. Va. Andrius irgi va jau 3 puodelį arbatos geria. Čia kava? Ai, kava? Ne, čia arbata. Čia arbata? Arbata. Labai skani arbata. Čai. Tai va, bandysim važiuoti šiandien į Kauno link. Ir paeiti reikės dar 4 valandas. Tai kaip seksis eiti, aš manau, parodysim jums vėliau. Pamatys. Maybe one more. Kažko toks jaudulys matosi veide? Ką? Jaudulys kažkoks matosi veide? Nežinomybės jausmas. Nežinomybės. Or you can take with all their cameras. Okay, have a good trip. Thank you. The weather is Thank you. the best weather. After 2 bad weeks. Yeah, you deserve it. Yes, I'm so happy about this weather. Tenai miestas, va. Skrinė biškiai didesnį reikėtų sudaryti. Aš sakiau. Nieko. Vis gerai šitą kokias. Pasiruošęs jau? Ką? Ar bijai? Gali būt bėdos. Jeigu bus, tai bus. Nu, porą valandų. Kiek praėjo laiko? Pusvalandis. Ne porą valandų. Biškai arčiau jo. Iš pradžių taip suėmė. Gyvas dar? Pilnas jėgų. Dabar reiktų atgal nulipt, žinai, kažką pamiršim. Pusę kelio. Ir
Vandens. Duoda valgyti dar. Bananų. Bananų, fruktų. No comments. 50 euro. For comments. Okay. Da, va, kopiam į viršų po truputėlį. Į pirmą stovyklą už nugaros tai Iranas ten matosi. O kalnas... Čia kažkoksai dar vienas kopėjas matosi. Mėlynas. Ne žydras, bet mėlynas. O kalnas kažkur ten matosi. Kalnai žydri tarsi. Jo, kalnas ten kažkur matosi. O taip gerai einasi, oras labai geras. Karšta tik tai. Taip labai gerai einasi, viskas labai nice. Labai gerai. Ir kompanija gera, va. Ir kompanija gerai matosi visas, labai puikiausiai. Judam į priekį. Dilė. Aitlinam. Bet dabar gerai jauties? Ką? Nieko, viskas normaliai. Tai ne. O ant galva jaučiasi biškė. Galva aš jaučiu. Man tai šarnyrai. Šarnyrai jaučiasi biškė. Su dviračiu minant, ne tie raumenys visai dirba. Taip. Su dviračiu gal reikėtų čia atvažiuoti. Hello. 3,5 valandos ėjom. Į Camp 1. Dabar valgom mandariną. Už mūsų kalnas. Ten matos labai gerai. Iš tikrųjų aukštis tai jaučiasi, čia 3300 metrų virš jūros lygio. Truputėlį jaučiasi. Man tai bent jau jautėsi. Andrius sakė, jam visai nieko. Atsipūtęs. 2 kilogramų ir varo. Kojos ilgesnis deda žingsnį, žinai, aš tai 3 turiu padėti žemaruris. Jam paprašiau viskas. Bet taip tai gerai, oras labai geras. Ne, nenoriu valgyti. Oras labai geras. Nėra vėjo visai beveik. Šilta. Komanda gera. Sakė, gausim vakarienį barbekių. Tų šonkauliukų keptų. Taip kad laukiam, kada šonkauliukų kada gausim. Bet taip labai viskas gerai. Kuo puikiausiai, kokios einasi. Rytoj biški sunkiau. Rytoj lipsim dar aukščiau. Bus matyt, kas ant bus. Kiek valandų? 2:30. Ne, rytoj lipsim. 4. Taip kad laukit tęsinio. Opa! Çarpıyı tam bire video ne? Dacımasa nezik akıya yok. Ya çok uzun daha hoş. Burada emniyet gibi. Diğer. Ya tam beni de doy. Hello. Welcome. Welcome. The press. TV. Thank you. TV. Lithuania TV. Yeah. Gal nepapjaus.
Ne, gal. Andrius lenda į palapinę, palisėt biškį, išsitiesti. Biški. Kojas reikėjo Gavau. pakelti, žiūrėk. Saverimą. Nudegė. Kai vis laiką traktoristai įdegė grįžį. Šilta labai. Na va, labas rytas. Visiems mes pirmoj stovyklai. 3300 metrų. Dabar rytas, nesenai saulė pakilo. Iš užkūbrio 7:30 ryto. Už manęs matosi kalnas Ararato. Andrius mat sakė, kad aš spardžiau į naktį ir knarkiau, bet ką aš galiu padaryti, kai miegi pats savęs nekontroliuoji. Nuo 7 vakar. Bet iš tikrųjų irgi nelabai kaip miegojau, iš tikrųjų varčiau žiauriai rankos tirpo ir nieko to miego, ten buvo tik apsimestinis miegas. Bandžiau įsijaust, kad aš miegu, bet tokių kvailų minčių kaip jam, kad... Mane morališkai bandys užlugdyti. Jo, kad nelipsim, tai nebuvo. Viskas buvo labai gerai iš tikrųjų. Aš tai kažkaip noriu lipti ir šiandien geriau jaučiuosi net negu vakar, nes mažiau galva skauda. Veidas gal kiek patinės, bet čia normalu, aukštis vis tiek jaučiasi. Bet galva tai mažai skauda, taip kad bandysim šiandien kriokti į tą antrąją stovyklą. Aukštis 4200 metrų jos bus. Manau, kad galvas tikrai skaudės, kam neskaudėjo dar kol kas. Kas knarkia, dar labiau knarks? Jo, bet nieko nepadarysi, toks ir alpinizmas, čia nieko tu nesidėsi. Taip kad laukit tolimesnių mūsų nuotykių, bandysim parodyti, jeigu gyvi būsim. Iki. Kažkur matyta kepurė. Lafūma. Morning, Metin. Mūsų gidas. Jo, čia mūsų gidas. Kur vakar sugraižtų. Šaudė aplinkui. Tai pasiliko paskutinė kulka. Vilkams. Sustatysi visus į vorelę. Kals ir pakaušį. Yeah. Also like 4,000. Na va, repliuojam po truputėlį viršą. Iki stovyklos kažkur pusvalandis liko tik tai. Bet šiandien gerai einasi. Visi išsišėpę eina. Jokių problemų. Net ir Andrius ir tas gerai eina. Jokių blogų minčių nebeliko. Kad nebeiti jau reiktų. A tai visas gerai. Šilta, oras geras. Nebesuėlė ne vieno. Superinis vaikas. Labai gerai viskas, super. Na va, po 3 valandų kopimo mes dabar antroji stovykloje esam. Užlipom su Andrium. Abu gyvi ir sveiki. Ten už manęs matot Araratą, mažai. Nebeatsimenu tiksliai aukščio, 3700 kažkur tai. O mes 4,2 beveik. Šiandien jos žymiai geriau negu vakar. Visai neblogai. Ir jokių blogų minčių nebuvo. Viskas neblogai. Andrius irgi beveik gyvas, va. Sėdi čia jisai. Pasigrožėkit. Biški nuraudęs, žinai. Raudonas visas iš tikrųjų, bet čia, žinai, nieko baisaus. Praeis, kai nusilupsi. Nusilupsi kaip gyvatė. Bet ir gyvas visai. Paliks išnara pačia. Arba ant kalno. O kalnas ten kažkur viršui matosi. Va. Va, kažkur ten, va. Greičiausiai rytoj reikės išeiti anksti labai naktį, apie 2 valandą nakties. Nu, bet dabar yra tik tai 1 valanda, tai mes dar turim iki 5 pailsėti, pavalgyti vakarienę, dar 6-7 valandas pamiegoti galėsim, taip kad jokių problemų nesimato. Bus. Kažkas matosi ant kalno tenai, rūksta dūmelis. Bet taip gražu, viskas labai gražu. Nesimato lūpų prikepusi dar. Dar ne. Dar ne.
Beizyt. Toli. Kažkas ruošias rytojaus dienai. Čia iš Mindaugo ant nugaros pavaikščiosi. Masažas, sakė, nori. Ja, kažkas padė, praeitą naktį kažką, dabar kažkas kitas. Spardys. Užlips ant galvos. Per mažai neatrodys. Vakarėja jau, šalta daros. Įsimiegoti. Valgėm vynuogių lapų su ryžiais. Jo. Taip, dabar 1 valanda ryto. Andrius bando ruoštis. Išeiti į kalną. Naktis tai gera buvo, 3 kartus ėjo į tualetą vyriuks. Jeigu ne 4. Atsiprašau, 4. Kažko suvalgė, žinai. Bet tai aš buvau tokioj vietoj, sakau, ant šventą kalną, šventą duobę įsikasęs. Matau Šventai padaręs. paukščių taką, aš matau. Gal dabar matau. Matos tikriausiai. Bet tada paukščių takas matosi, sėdži ir žiūri, daugiau bezyti raną ir darau savo reikalą. Lemba ten kažką jie negerai duoda. Pirmiausiai buvo kaip, nu, bus tiem pažvengti. Aš nežvengiu, žinai, aš žinau, ką tai, Lakstė, man atrodo. žinau, ką tai reiškia, labai gerai. Aš matyt mintyse pasijuokiau ne kartą iš tokių žmonių ir dabar vat kažtai man. Jo, negalim juoktis, negali žinot, kada bus pačiam, žinai. Dabar jau galiu, jau yra.
didis leidžiasi. Iš tikrųjų. Perfect. You will still press on it since you walk on it, and since I'm the foot. Yeah. That's nothing can sort of change. So. Can I cut? I have knife. I have knife here. I mean, just to cover the whole foot. I think it's better to cut. No, not your toe. Not your toe. Let's vote. Who for cutting? Because in shoe sliding. This is a good one. It sticks pretty well, but we've got some of that. Yeah, this is just a little protection. We make shape. Atėmė batus vietinį. Jų prisitrynė pūslių. Dabar nupjausat. Ką daryti dabar? Neskauda. Labai didelis aukštis. Iš lėto reikia eit. Žemės trauka didelė. Negalim leisti. Paslysti. Dar į kokią akmenį duosi, galėsi vakarė nagą pafilmuoti. Mėlynąją, ne, violetinį. Atsiminimai pasidėti. Stiklo. Invalidas, nu ką darysi? Invalid. Galėtų panešti, kas nors ant kupros. Su arkliuku. Sulauksi. Su arkliuku. Kai nedaug belieka. Iki ten. Jo. Care și o băi se aspe ki e kisi yor katun jeri. Ce bre? Poate e ce bedate eu? Bera ce bedate? Hai, khavarada qadda. Sveiki visi. Paskutinė diena mūsų atrodo rytų Turkijai. Baigėsi mūsų ekspedicija į Araratą. Už nugaros matosi va. Ekspedicija 3 dienų. 3 dienų ekspedicija, bet iš tikrųjų buvo labai įdomi, labai greita. Kai kam gal per sunki šiek tiek, bet manau, kad... Tai vokiečiai tai nelabai ten treniruoti. Jo, bet taip tai viskas buvo labai gerai, smagu, oras geras, užlipom į kalną, grįžom gyvi sveiki. Aš dar vakar pirty buvau, nušvietė, numaudė, nuskuto, papuošė, viskas tvarkoja. Išdegino ausis. Išdegino ausis, jo. Nu, Andrius biški ne taip gal įsivaizdavo tą visą kopimą, bet manau, kad suprato, apie ką reikalai eina. Ar ne taip? Tai va, tai gerai. Svarbiausia, kad žinom, žinai, apie ką. Panašiai kaip medvėgas. Kaip medvėgas, jo, tai. 100 kartų daugiau reikia. Tai va, taip, kad buvo labai smagu ir manau, kad atsiminsim ilgam vis tiek, žinai, visam gyvenimui tokie dalykai neužsimirštam paprastai. Tikiuosi, kad ir jums patiko.